Ką? Sveiki, draugai. Ką jūs, kaip jūs? Ką, nauja diena, naujas važiavimas su dviračiu, kaip ir visada. Kaip tik tai oras geras, taip vaidas juda. Štai aparatas. Aną dieną, kai važiavau, visas buvo suodinas, nuploviau, pastačiau, dabar net miela lipt ant jo. Ką, minsim vėl kažkur, ką žinau, sugalvosim važiuodami. Kažkur. Ten, kur smagu ir gražu. Labą dieną. Labą dieną. Jau į trasą. Jau, šiandien kaip pavasaris. Gerai, kad nešalta. Nu, pabandysim kaip Ne, aną dieną kaip žadėjau, kad važiuosiu link Aukštelkės, tai va dabar gal šiandien oras gal geresnis. Tikrai ne. Manau, galima pamėgyti link te pasivažiuoti. Jo. Nu, nežinau, man 42 metai eina treti, bet kad sausio mėnesį būtų 8 laipsniai šilumos, tai dar mano gyvenime taip nebuvo. Sausio mėnesį, sausio 18 diena. Dar taip nebuvo. Grynai kaip pavasarį. Tai čia beveik ir akinius galėjau pasimti, saulė šviečia. Gerai, važiuok. Vėjas yra, bet nėra jisai didelis labai. Bandom čia. Reik pagalvoti gerai, kur čia šiandien pavažiuoti. Mieste bus. Aišku, mieste kaip dabar, taip ir yra. Taip ir bus, bet užmiestį. Net galvoju, kaip čia protingiau. Kažkur pavažiuoti. Važiuojam čia link centro, a paskui nuspręsim. Jo, važiuojam link centro, paskui bus matyti, kur mes čia pasiduosim. O, kiek žmonių. Turim šeštadienį. Sausio 18 dieną.
mašinų, tai kokie žmonės nevalgė, ar kas čia jiem yra, šitiek mašinų į Lidlės aikštelę. Reikia čia prasuk pažiūrėti, ar parduotuvė dirba, bet čia turbūt šeštadienį nedirba. Ot parduotuvės šeštadieniais nedirba. Aišku. Atsuksi. Galit geriau jūs matykit, kur aš važiuoju. Tai bus įdomiau. Jo, šitaip. Aha, šitaip. Čia man baigėsi kelias, kaip suprantu, ne? Čia aš nepravažiuosiu. Reikia man ten pagrįžti ir per perėją. Nu, palauksim, kol perės žmonės. Ką, kol kas, susitiksim tuoj. Nu ką, važiuojam. Aš jau žadu. Ir neištesiu, kad važiuojam prie ežero, tai nusprendžiau, kad tikrai važiuojam šiandien prie ežero. Iki Kairių ežero čia šalia Šiaulių. Netoli. Pažiūrėsim, gal kažkas žvejoja, ar kažką. Manau, kad Lėdaus tiek nėra ežero. Nes čia po šalčio lėktė švirtas Lėdas. Čia paskui darysim tenai. Oras taip, nesuprantu, aš dar sakau taip. Gal dar taip nematęs savo gyvenimo, kad tiek šilumos būtų. Sausio, daug. Antroji pusė, jau antra pusė, gal šiandien 18. Keista. Sigando vaikai. Kažko tai baidosi čia. Vakar šitoj vietoj tokie vaikai pamatė, kad aš su kamera ant dviračio, sako, dėdė, jūs gal youtuberis? Nu, sako, vaikai, taip, pradedantysis. Pradedantysis, sakau, youtuberis. Vaikai, gerai, kaip rasti jūs kanale jūsų, turit kanalą?
sakau, vaikyzas, jau jie iš telefonų, vaikai šiais laikais, tai viską mato, viską žino. Tai ne mes, kai augom. Tokių dalykų nebuvo, kaip YouTube'ų. Jie viską pamatė kamerą ir iš karto jau jūs dėdė YouTube'e. Čia yra mūsų bulvaras. Vaikai gudresni šiandien sakau, šiandien šiais laikais vaikai gudresni už tuos vyresnius. Man patinka tokie šeštadieniai. Super. Girdi, žinai, ir jiem. Ar jiem reiks šitą pakeisti? Čia gerai. Vimbalime. Smagu važiuot sausą jau. Oras tai sakau, grynas pavasaris šiandien. Aišku, žiema dar nesibaigė, čia nereikia džiaugtis. Dar sausis, tai tikrai vasaris dar tikrai bus visko, dar sniego ir šalčio. Maišus, tiesiog maišus, nežinau. Ar jie specialiai čia lenda po ratus? Aš ir nesuprantu. Draugui šiandien čia pasiūliau važiuoti dviratį, tai sako, aš žiemą turiu mašiną, nu tai kas ta mašina? Tai gerai, mašina, suprantu, kad yra, stogas yra, tu tik sėdi vairuoji. Bet tavo organizmas tai nedirba, nei kojos, nei nieko. Tai kas ta mašina? Reikalingas, nes galima važiuoti iš taško A į tašką B. Gaudot? Gaudot žmonės.
Važiuoju ten pat, kur kažkada vasarą važiavau iš Šiaulių į Marijampolę. Tai dabar atsimenu prieš tą kalną kaimynio. Koks čia Dieve kalnas? Nu, kalniukas yra nemažas. E-baikė tai čia pat. Zimčiai. Čia zimčiai. Žmonių nedaug, centre daug, čia tai pakraštinės nieko čia nėra. Man toks įtarimas, kad šiandien visi į parkus išėję, į parkus, oras šitoks, žiemą šitoks oras. O čia, kaip mano močiutė sakytų, priekas vaikėlė daug oro namie sėdėti. Sakydavo, aišku, negyvas žmogus. Spėjau. Žalės bėgiau, spėjau bėgiau. Nu, šitą vasarą ateinantį reikia viskas gerai. Tai aš manau, su šitą techniką minsim vėl į Marijampolę. Tik tai kitų maršrutų. Ne apie Radviliškį čia, Šėduvą, Kėdainis, Baisiogalą, kas ten. Ne šituo maršrutu, o minsim kitu. Jurbarko gal. Nes čia vis tiek su manim nieks niekur daugiau nevažiuos toliau. Aišku, bus smagu kompanijų, ten 3 kokie. Bet kad nieks toli nevažiuoja, mano vien pažįstam. Aišku, žmonės važiuoja, bet ne vienas. Bet, nu, aš dar tokių nepažįstu. Ir tuo labiau čia Šiauliuose. Marijampolėj gal važiuoti kažkas, bet ir tai ten, mano draugai, nevažiuoja nei. Turi dviračius, bet aplink miestą. Nu, kiekvienam savo. Negali pykti. Kas ką nori, tas tą veikia. Kaip sakyt, kas kam patinka. Vienam 100 kilometrų patinka nuvažiuoti, kitam užtenka 10. 5. kilometrų. Tai va, man reikia daug. Aš mėgstu šitą hobį. Man patinka. Aš galiu važiuoti, nenulipti nuo to dviračio. Aišku, vieną dieną, jeigu kokį 120 kiek pamynim su draugu,
Klaipėda, Nida, tai jau buvo daug. 120 km vienai dienai daug. Ir su elektriniu dviračiu daug. Nesvarbu, kad čia padeda, bet tom kojom ataško ir ką veikti. Taip atrodo, kas nevažiavė, tai čia, oi, tu čia su elektriniu čia. Čia ne paspirtukas, jis pats nevažiuoja. Bet kokiu atveju reikia minti. Aišku, lengviau, nieks nesako, tikrai lengviau, bet reikia vis tiek minti. Būtų variklis galiniam rate arba priekiniam, kaip yra tie kinietiški. Ten yra režimas, jis pats važiuoja. Aišku, irgi ne visuos. Mes skubydami nuvažiuosim iki ežero. Taip, čia paskui tik reikia, su nelenktyniais aš dalyvauju, tai reikia savo malonumui važiuoti. Tai štai va vidutinis greitis mano dabar 21. Tai kaip su dviračiu, tai aš manau tikrai neblogai. Nu, nieko, susitaisysiu. Jaugiais paprastą dviratį. Nusidėsim telefono laikiklį ir vasarą pabandysim. Su paprastu kiek galima tą vidutinį greitį palaikyti. Tai pažiūrėsim skirtumą, ar čia daug skiriasi nuo to elektrinio, ar nedaug. Aišku skiriasi, bet aš sakau, bet nemanau, kad čia kosmosas skirsis. Gerai, kol kas tiek. Susitiksim tuoj vėl. Vakar skaitau straipsnį degė fūra, tai vakar jinai degė blemba. Va čia jinai ir degė, va. Va sudegus fūra, matot. Čia krovinys kažkoks, tai kažką vežė, kažkokius tai nesuprasi pjuvenos, kas čia briketai. Pjuvenos maišiukuose. Nu tai pjuvenom daug nereikia. Įsidegė. Visas krovinys sudegė. Ai, ne visas, ten sveikai. Nuostoliai gal nėra labai dideli. Šitos pjuvenos tai vis tiek nekokie, tai kokia technika, kažkokie įrengimai gamyklų, kai veža fūrose, bet pjuvenos tai dar nedidelis minusas. Dar nedaug ten sudegė iš tikrųjų. Nu ką, va, baigiam atminti iki kairių. Iki kairių baigiam atminti. Tikrai nėra šalta, tikrai. Net va, su plonom pirštinukėm ir rankom tikrai nešalta. Viskas čia labai gerai. Tokio oro tikrai galėjo važinėti dviratį normaliai. Visiškai nėra vėjo. Nu vėjo gal biškai, nu sakau, čia po vėjo, tai nedarė. Vakar daugiau buvo vėjo. Labai būtų smagu čia kažkur tai nu bet galvoju kavos pasigerti prie ežero kavos kažkaip palsėti. Gerai, va, kad yra šaligatviai blemba, tai nereikia čia tuo keliu važiuoti, ten paskui žiūrėk, kad kokiu žioplysime ant tavęs neužrėkti, ar tu kažkur nepakištai
nepalys taip pat su dviračiu, čia va pakaimas. Važiuoju. Tvarkingas miestelis, galiu pasakyti. O čia yra seniūnija, turbūt. Jo, seniūnija, va, gražiai tvarkyta viskas. Nu, jis tikrai gan toks geriau jaučiu gyventi tikrai čia negu mieste, kur triukšmas, kur žmonių daug. O čia tai ką, čia ramybė gyvena. Galima sakyti, toksai, kaip aš esu Marijampolietis, tai galima sakyti Marijampolį kaip puskelniai, va, kažkas tokio. Irgi šalia miesto 6 kilometrai, tai čia panašiai tas pats gaunasi. Miesto. Nu, galėtų to žiemos ir nebūt va šitaip galėtų būti, ne? Galėtų tikrai šitaip pabūt. Tai būt visai smagu. Vieną, kokį 9-8 laipsnių šilumos, 10, tai tik palaikyti. Nu, naktį, tegu būna, ten keli minus, tai drėgmės įtraukia. Būna taip šlapia. Tada būtų taip faina, bet manau, kad ačiū žiema neparodys savo nagus. Gerai, klausyk. Va, žiūrėkit, matot kas čia? Ežeras. Ežeras. Gražu, gražu čia. Tikrai gražu. Ežeriukas. Atsimenu senais laikais, nu kai buvau kokios 15-16 metų, 17, tai tokiu laiku kokio metro būdavo ledas ant ežero. Mes važiuodavom lydekų gaudyti. Tai būdavo per visą kraštą, kur išgrįžė tas eketes, tai nusirengti eketes ir kol išgrįždavo eketes. Dabar pasižiūrėkit, vanduo, galiu kai vasarą žuvauti. Iš valties žuvauja. Važiuojam arčiau. Aišku, šitai nesileisiu, nes čia gali įlėkti. Va. Ja. Va. Kur čia tie? Jau išplaukė, nematyti. Iš valties žuvavo čia vyrukai. Nematyti dabar. Nuplaukė kažkur, gal išplaukė iš vis. Gal į krantą jau. Niekus nekimba. Tai va, kaip pasikeitė per šitiek metų. Nu, per 20 daugiau gal. Pasikeitė viskas. Va, ežeriukas. Mano aparatas. Tikrai gerai, kad vakar nusiploviau taip. Atrodo net kitaip rieda. Švarus. Čia gal psichologiškai tik tai taip atrodo, bet rieda tai taip pat gal. Viskį lengvesnis, kaip purvų nėra. Ja. Nu, va, nuo namų atvažiavau iki Kairių ežero ir 15 km 600. Ja, va.
Nieko, dar čia papūsim biškį. Važiuosim atgal. Kur čia gali toli važiuoti šiandien. Nu, aišku, nes tuoj vakaras, kas čia ta diena trumpada. Nors jau ilgėja jau po naujų metų, manau. Nu, šiandien tai pasaka, va saulytė kaip šviečia savo. Čia tas ruonis eičiau maudytis, bet kada nepratęs, tai gali lembu persišaldyti, gali būti koks vėl plaučių uždegimas, kaip pernai buvo, iš niekur nieko. Tai va, štai ir aš visam gražume. Ai, čia man. Nu, jeigu kas netaip, nepykit. Čia tas filmavimas, da manau, tai toks mokinuosi. Gal ateityje bus geriau. Kartais jo uždengiu objektyvą, pamiršęs, bet svarbu kažką daryti, kas patinka. Tai va. Dažniausiai žmonės daro tą, ką nepatinka. Jiem gal patinka daryti kažką blogo, man tai ne. Man patinka daryti gerą kažką. Nu, va, žvejys viens plaukia, su valčiu. Tolumoj ten, jeigu matosi. Link manęs dar plaukia. Galima biškį prizūmyti. Va. Varo su valčiuke. Spinigaut gal varo. Tai va, ką tomsyk. Vėjukas tai tikrai yra prie vandenį. Nu, kaip visur, kaip visada, prie vandens vėjas turi būti. Nesvarbu kokio dydžio, bet visą laiką ir vėsiau daug prie vandens. Na, čia tais kalniukais tai smagu palakstyti. Šitas vilkas tai negriebstų šitas šuo. Važiuojam atgal. Nu, prie vandenio vėjas. Nuo ežero pusės tikrai nešiltas vėjas, nešiltas. Nu, bet nieko, viskas gerai. Išvažiuosim. Toliau ir bus viskas gerai. Nu ką, jau mes mieste ir vėl mieste. Nes tai kai saulutė šviečia ir akinių neturiu. Kartais taip akina, kad lemba nematyti ir nuvažiuoti. Nepastebėjau, nepagalvojau, kad čia taip trukdys tas saulė.
seniai kavytės kairiuose. Pašnekėjau su degalinės operatorium, labai malonus žmogus, apie visai žemdirbys, tai apie žemės ūkį, šiek tiek apie dviračius. Kartais net su svetimu žmogum daugiau įsikalbi apie viską negu su savo. Nežinau, kodėl tai būna, bet taip jau yra. Jo, sako, žemės ūkį, kad gerai gyventai, tai turi turėti mažiausiai 20 hektarų žemės. O kad iš vis gerai gyventai, tai reikia daug dirbti ir turėti žemės 60 arba 100 hektarų. O žemės ūkis šiais laikais tai yra lengva Lietuvoje. Smaugia tą ūkininką iš visų pusių. Viską mokėti. Jo, kaip tai žmogus sako, nuodinam žmonės su visokiais chemikalais. Taip ir yra. Jau į vakarą, jau vėsta. Šiandien gal šalčių turbūt nebus, bet kitą naktį jau iš pirmadienio į antradienį jau, man atrodo, bus 3, kiek ten dienos, o man žalis. Važiuosim šiandien čia, viskį pakeisim maršrutą. Ta saulė mane dakniso. Va ir aš. Visur darė, ir čia galėjau viskį ką nors patiest, kad būt minkščiau. Nu, bet reik džiaugtis, kad ir tiek padaryta tų dviračių takučiai. Nu, Marijampolė jau nemanau, kad ten yra kažkur dar jų daryti. Jau ten maksimaliai viskas padaryta. O Šiauliai, aišku, didesnis miestas. Štai viskas viskį greičiau vyksta gal. Aš tai taip galvoju. Arba valdžia biskį kitaip žiūri į šitos dalykus. Nu, vėjukas žiūriu, kyla kuo toliau, tuo didesnis jisai. Aš čia tai nebūtų. Jo.
Nes vakare šalta. Jau šalta. Bet nieko baisaus, parvažiuosim. Vamzdį. Nu ką, neiškraunam kameros iki galo baterijos, nes jau ne kažkas čia jos reikia. Iki greito. Ką varom pirkti? Nu, draugiais dviračiui bėgių jungtukų ant rankenų. Nes labai jau ten pas jie blogi. Pasiskambinau į parduotuvę, sakė, turi. Šimaniniai 30 eurų, kažkokie kitokie, pigiau. Pora. Čia yra va parduotuvė. Labą dieną. Labą dieną. Čia jūs skambinate, ne? Kaip? A ne, jūs gal perjungiai skambinate? Jo. Nu ką baigiam, šiandien dienos kelionė, užteks. Jau turim po 4:20 jau temsta, bet šiandien kaip giedra, tai dangš. Tai dar saulė dar nenusileido. Būtų apsiniaukė, tau būtų ant aišku. Buvau biškį parduotuvėje čia toj, nupirkau jungtukus, tuos, kur sakiau pirmai. Tai ką kitą dieną eisim bandyti mėsius pakeisti tuos jungtukus. Nu, kad bėgiai lengvai mušinėtųsi, nes tas dviratis ten matyt stovės kažkur. Ilgai stovės ant lauko, gal štai tai visas suaidė, nieko nematyt, net kokį bėgį ir labai sunkiai jungiasi. Tai mes tai viską įsijungsim. Ir pasikeisim, aš manau, kad ten kažkokių labai didelių nebus po pakeitimų. Galėsiu pafilmuoti, kažką parodyti. Paukštukai čiulba. Toks vaizdas, kad šiandien pavasaris. Atrodo, kad balandžio 18, o ne sausio 18 šiandien. Tikrai smagiai pasivėžinom, buvom prie ežero. Tikrai buvo smagu. Ką, šiandien nuvažiavom, tuoj pasakysiu kiek. Va mano technika. Švari šiandien, ne taip kaip vakar. Va, pirkom šitos daiktus. Čia yra galinių ratų, galinių bėgių permušimas, o čia yra priekinių žvaigždžių permušėjas šitas. Va. Tai va, ką, šiandien nuvažiavom 32 km 700 metrų. Nu, čia iki namų pusė kilometrų. Tai čia jau galima sakyti baika. Pilnas parkas va žmonių. O ten vaikai supasi. Tikrai šiandien oras tai pasaka tiesiog. Dar nesinori namo, bet jau
norisi kažką užvalgyti. Va, štai dviratukas. Viskas kaip ir gerai. Pasivažinėjom smagiai. Ką, draugai, rašykit komentarus, ką daugiau pafilmuot, ko norit, kas patinka jum, kad parodyčiau, ką papasakočiau, rašykit komentarus. Ir ką, iki, mieli draugai.